Sveiki visi. Šiandien video apie Teslos įkrikų baterijas, trečiukų, nuostabės mylimas mašinas žmonių. Tema tokia: varvantis blokai, bėgantis elektrolitai, pūvančios celės ir disbalansas. Žodžiu, čia vieną lašelę atkapščiau. Nelabai čia matos iš tikrųjų. Žodžiu. Šita baterija dar gyva, bet žodžiu jau korozija. Šalia lašelės irgi, čia yra elektrolits, čia skanumai. Jeigu mes pakapstysim čia toliau, turėtų būti pradžia korozijos. Žodžiu. Dažniausiai prapūn tarp celių. Čia pasiminėsiu, šita baterija dar važiuojanti yra. Čia yra jinai dar važiuojanti, tas vadinams Germetics, kuris Tesloj čia priešgaisrinis, nedegantis, tai jisai visai neblogai rūksta, jeigu jį padegi. Neturiu čia dabar žiebtuvėlę, parodyčiau, kaip jisai čia tipo nedega. Tai visas tos šiaip baterijkas yra pasmerktas. Čia Teslos konkretus broks yra, neapgalvota konstrukcija ir žodžiu masiniai skambučiai į dieną po vieną, realiai tai minimum su disbalanso klausimais. Kaip sakoma, ne BMB plokštas kaltas, o tiesiog konstruktyvus ir visa chemija. Kaip pagaminta pati celė, kodėl skverbės elektrolitas per pliusinį kontaktą ir visa kita. Čia linkėjimai Maskui. Pridarė normaliai broką žmonėm ant žmonių galvos, o pats sausas su pelnu išlips ten, kur jam reikia. Tai sėkmės visiems ir laimingai eksploatuojant tas nelaimingas baterijas.